Sutikime fizikos eksperimentų mėgėją, pinigų degintoją Arūną Rasakevičių. Sveiki, sveiki Arūnai. Sakykite, jūs tuos savo eksperimentus atliekate namuose ar kokiuose tai specialiuose laboratorijose? Na, šį kartą noriu pristatyti savo pagalbininkus. Jeigu būčiau pats vienas dalyvavęs, būčiau per 2 minutės tikrai nesuspėjęs tiek parodyti, kiek galėsim parodyti. Aš galvoju, kad jūs nusigandote mūsų, nes į finalą visi pradeda prieš finalą atsivesti vis kompanijas. Ne, tikrai nenusigandau. Tai pristatykime, kas atėjo čia pas mus. Noriu pristatyti savo pagalbininkus Vilniaus universiteto, fizikos fakulteto, mokslinės draugijos studentus. Na, įdomu, studentai jaudinasi ar ne, bet mes tai pamatysime patys ir to įsitikinsime. O dabar aš labai tyliai jūsų noriu paklausti, o jūs bombą padaryti galite? Galiu. Aš nebereikalų tai paklausiau, anoje laidoje čia buvo mažas gaisras, paskui negalėjau nusiprausti visą savaitę. Aš jūsų labai prašau, mes norime išeiti šiandien namo, nesusprogdinti, nesudeginti. Ar jūsų eksperimentai bus saugus? Tikrai taip. Na gerai, tada aš paraginsiu mūsų gerbiamus žiūrovus balsuoti taip arba ne, nes dabar jūs išvysite, manau, tikrai pritrenkiančius dalykus, o jums didelės sėkmės, todėl kad 2 minutės jūsų šlovės jau prasideda. Pirmas bandymas, kuris vadinsis grožis yra trapus. Jūs matote 4 rožės, vieną paliksim likti taip. Kitas 3 panardinam į skystą azotą. Jo temperatūra yra -196 laipsniai -Celsijaus. Gerai, o kol merginos dirba, mes einam prie antro bandymo. Antram bandymui norėčiau pakviesti Algirą Manauską. Ar galite prieiti? Stiprus vyras. Matote ratą? Panašus į dviračią, ne? Jis yra patobulintas, yra labai sunkus, maždaug 15 kg. Paimkit, pasižiūrėkit, koks jis svorio, sunkus. Galėtumėt vieną ranką taip ištiesęs palaikyti? Kiek išlaikytume? Nežinau. O vienu pirštu galėtumėt? Ačiū. Dėkui už pagalbą. Ačiū. Na, o dabar einam prie antrosios dalies ir žiūrime, kaip sekasi su rožėmis. Rožės paruoštos. Vienas, 2, 3. Na, o dabar noriu pristatyti dar vieną bandymą, kuris vadinasi griaustinis. Išgirsime tikrą griaustinį. Tai bus tikrai nepakartojama. Taip pat naudosime skystą azotą, kurio temperatūra, priminsiu, jeigu kas pamiršot, maždaug -169 laipsniai. O dabar imam vandenį, kuris yra beveik 100+ laipsnių temperatūros. Pažiūrėkim, kas atsitiks, kai šaltis su karščiu susitiks. Žiūrim! Mum, atsigert! Žinokit, man burna išdžiuvo, reikia atsigerti. Gal skysto azoto? Į sveikatą visų televizijos žiūrovų čia susirinkusių. Na ir matau, kad
Studentė mūsų viena dar parašė vieną bandymą, labai nori parodyti, kas atsitinka ir ką daro studentai, kai perdega lemputė ir nėra tų centukų nusipirkti jos. Na, nustokite tik sprogdinti, jau čia mes dar turime dirbti. Taip. Pasirodo, ką studijoje elektros nėra. Aha, nėra. Nėra, gerbėmieji, nėra. Nieko baisaus, vadinasi, šitą bandymą paliksim, jeigu pateksim į finalą. Aš visada žinojau, kad jūs finalui buvot paruošę skandalą, kuris neįvyko. Nereikėjo. Taigi, gerai, mus buvote neįspėję, taip jums ir reikia. Na, 227 buvo skambučiai taip ir 50 ne. Rezultatas nepritrenkiantis, bet pažiūrėsime, ką pasakys mūsų žiūri. Aš matau, kad jų veidai tokie gana bejingi, tai ką jie čia matė. O gal jie nustebinti? Na, pažiūrėsime. Sušalė nuo Azoto. Arūnai, į tavo sąskaitoje 177 balsai, tu esi dabar daugiausiai surinkęs, bet čia tik pradžia. Ar tai tikrai buvo skystas azotas? Nes aš girdėjau tokių, aš nežinau, čia turbūt mitas yra, kad jeigu kišiu pirštą, tai jis iškart subirės kaip rožė, bet čia turbūt reikia ilgiau laikytis. Rimtai? Ja. Tai ten reiškia yra karštas vanduo, kuris garuoja. Ne. Jūs mus durninat? Ne. Duokim atsigert gal. Ne, rimtai, aš negersiu, aš nenoriu. Čia rimtai yra skystas azotas, jis būna kad šaltesnis. Gerai, galit nešti šitą. Palikit man, po to aš naudosiu katino dėžę į šitą dėžę, gerai? Ar būna taip, kad azotas būna dar šaltesnis? Ne, paaiškinsiu, kodėl, nes aš nenudegu rankos, todėl, kad tarp rankos ir azoto atsiranda tokia oro pagalvė. Ir jeigu jie, reiškia, tą azotą trumpai laikom rankoje, mes neapsideginam. Kitas klausimas, jeigu ilgiau. Taip, ta būtent ertmė oro. Tai kas nutiko rožiai? Taip teisingai, labai teisingai. Kadangi aš iš chemijos šiaip pažymėlius turėjau nekokius, tai jeigu dabar praeisiu čia su gražiaisiais batais, tai padai ir pasiliks čia? Ne, tikrai ne. Čia liko tas vanduo, kurį mes pylėme. Puiku, aš ten geriau neįsiu, bet mes norime sužinoti vis tik, ką mes to žiūrime. Arūnai, čia jūsų studentas? Studentai tai tak to, bet ar studentas jūsų yra? Kaip čia suprasta nusavybė? Ne, ar jūs turite kokį nors teisių? Jūs pasirašot joms įskaitas ir egzaminus? Ne, tikrai aš nesu dėstytojas Vilniaus universiteto. Gerai, Arūnai, mes dabar vertinsim, man labai patiko, bet aš manau, kad būna turbūt ir geriau, bet čia visumoje buvo liuks. Violeta, ką jūs manot? Na, apie azotą aš žinojau, kad jūs būtent su tom rožėm taip viskas įvyks. Na, taip, sakykime, filmuose labai dažnai būna ir iš bendro išsilavinimo galima susiprasti. Aišku, man didelį įspūdį paliko tas, kai jūs pilėte į šaltą azoto vandenį. Nu, labai gražu buvo. Čia buvo ugnikalnis. Aš supratau, kad tas rožės reikėjo iš tiesų Violetai padovanoti. Dar viena liko, žiūrėkit, ne. Viena liko. Violeta atsargiai. Taip, Inga, ką jūs manot? Aš tikrai labai gerbiu ir vertinu jūsų žinias fizikoje ir manau, kad studentam tikrai pasisekė turėti tokį dėstytoją, nes tokiamis žiniomis galima padaryti, kokiu netgi klipui galima kokį daryti dalyką, ar ne, Viliau? Taip, agurkėlio norėčiau, aišku, dar šiaip... Nu, įdomu. Sekmadienio pavakarė. Bet, nebuvo man, kad padarytų kad nebuvo tokio padarytų įspūdžio man, nežinau kodėl, bet taip kažkaip, žinios, tai yra žinios, nėra jokio stebuklo. Kas turėjo agurkui atsitikti? Noriu paaiškinti, kad fizika tai nėra stebuklai, tai nėra triukai. Jeigu jūs pirmas išrastumėt lemputę, tai tada gal... Žinot, kai išrasiu laiko mašiną ir nukeliausi tuos laikus prieš Tomą Edisoną, tikrai tai padarysiu. Sėkmė. Bravo. Kas turėjo nutikti agurkui trumpai? Prašau? Turėjo tapti lemputę, turėjo tikrai šviest. O dėl ko turėjo šviest? Dėl to, kad per agurką teka elektros srovė, o agurkas yra marinuotas, ten yra daug druskos. Dėl druskos. Taip. Gerai, supratau. Ačiū. Viliau. Aš manau, kad tiem žmonėm, kurie domisi, kuriem patinka chemija ir fizika, jiem tai be galo turbūt buvo įdomu, o aš kaip ir Vytenis, man buvo vienas silpniausių dalykų chemija, fizika šiek tiek, liktis mėgau spręsti, man sorry nelabai.
Aš taip džiaugiuosi, tie agurkai, ko gero man ir Ingai ir dar Viliui liko. Gerai, kad jie čia nesprogo. Čia kitą kartą gal tie agurkai. Na gerai, o kaip vertinsim, gerbėmieji? Niekai. Jokauju. Negali būti. Gerai, Violeta, jūs pirmą pakėlėt, pirmą įrodykit. Jūs apsisprendėte? Taip, Violeta, rodo 8. 8. Inga 7. 7. Vilius 8. 8. Ir aš 8. 8. Dėkojame.